Pasirink pirma, antra ar trečia korta. Kodėl sukuos tam pačiam rate, tam tikroje situacijoje? Jei pasirinkai pirmą, per daug minčių, pasirinkimų, svajonių, bet būtent jos ir trukdo pajudėti konkrečia kryptim. Ištrūkite iš to, padarykit nors vieną realų žingsnį. Jei pasirinkot antrą, jūs laiko baimės, neaiškumas, vidiniai šešėliai. Neignoruokit intuicijos, bet ir nepasiduokit iliuzijom. Pirmiausiai įsivardinkit, ko iš tikrųjų bijot ir pakeiskit seną modelį. Trečia korta, kaip ištrūkti iš besikartojančio rato. Vis dar delsit pripažinti. Ši korta kviečia nutraukti vidinį chaosą aiškumu. Tiesus sprendimas, atviras pokalbis, aiškios ribos išspręs viską.